Statomės toliau savo svajonių namą. Aš kaip koks vilkas, kurį maitina kojos, tai lakščiau, bet savo YouTube kanalo žiūrovom esu palikęs energijos dalį ir pasidalinsim sekančių mūsų laidos epizodų apie vidaus inžinerinius tinklus. Apie lauką beveik viską apkalbėjom, tai yra buvo fasadas, langai, stogas, lauko inžineriniai tinklai. Beliko, manau, tik tai gerbuvis. Tai gerbuvį paliksime pyrago pabaigoje, valgysim tą šventinį pyragą su gerbuviu gale. Dabar mes kalbame apie vidaus inžinerinius tinklus. Statant savo svajonių namą, siūlau visuomet gerai apsižvalgyti, kokius inžinerinius tinklus turit. Kaip pavyzdys, jeigu jūs turite dujas, tai jūs galite svarstyti įsirengti dujinę katilinę. Šildymas. Labai gan paprastai viskas, gan nebrangiai. Ten susideda pyragas iš dviejų dalių. Tai įvadas kainuoja ir katiliukas kainuoja. Pagal namo kvadratūrą yra parenkamas tas katiliukas. Dabar labai populiaru, jeigu nedidelis namelis ir mūsų regione vakarų Lietuvoje, tai yra oras vanduo katilai. Jie pritaikomi puikiai yra ir vandens ruošimui, ir įsirengimui. Tik tai jie šiokį tokį minusą turi, kad jeigu atšaltų labai stipriai žiemos, jie tada pilnai perina dirbti pagal savo technologiją ant elektros. Ir tada ženklios elektros kaštų išlaidos. Bet yra kompensacija ta, kad jeigu jūs pasistatot ant namo stogo saulės elektrinę, tai jums ženkliai sumažėja elektros kaštai. Ta šildymo metodika, tas principas šildymo, kaip oras vanduo, labai pasiteisina. Mes kalbame apie šildymą, tai kitos opcijos yra kietas kuras, fainai, pigiausias momentas, bet susitaikykit su to, kad reikės kažkam darbą daryti ir smerdėti dūmų kvapais. Tai šiai dienai pasitaiko, tai būna alternatyvos, tai yra granulės. Aš pats tai esu turėjęs granulinį katilą. Iš tų modelių kieto kuro tai būtų gal paprastesnis tas granulinis kūrenimas, nes ten gali jį automatizuoti, gali automatiniai paleidimai, nereikia ten stovėti, nei kvapo gan minimaliai, bet nėra visiškai, kad pigu, tenais reikia skaičiuotis nuo kada tu tas granulės perki ir ekologiškumą ir taip toliau, daug niuansų yra. Ir paskui čia gal aš apkalbu apie populiariausius namo šildymui, tai tikrai rekomendacija daryti grindinį šildymą, kainos ir kokybės ir komforto atžvilgių turbūt nieko šią dieną geriau nėra. Senas metodas buvo radiatoriai, kurie užima vietos. Jie pigiau šiek tiek gal įrengimas nei grindinis šildymas. Mano akim žiūrint, tai yra atgyvenęs šildymo metodas. Šiai dienai yra naujovių, visokių galima net ir šildyti, šaldyti per lubas. Sistemų jų yra, bet vėlgi reikia skaičiuoti patikimumą, ekonominį naudingumą. Ar ta sistema turi kas eksploatuoja ją? Elektra. Tai elektra gan aš stipriai nesustosiu, elektra tai yra kiek kam kokių rozečių reikia, kur kokių tai gal čionais parinkti reikia pagrindinis dalykas, kiek kilovatų namui. Tai rekomendacija ten minimali turbūt kokie 8 kilovatai namui, optimalus manau 10, o jau didesnis tai 12. Dėl ko sakau, nes tai gan svarbu, jeigu jūs statysit saulės elektrinę, pagal įvado galę jums leis ir elektrinės dydį statytis. Tai jeigu jūs šildote su oras vanduo ir jums svarbu kuo daugiau elektros prisigaminti, tai reikėtų kilovatų šiek tiek daugiau, 10-12. Jeigu jūs planuote ateity ir elektros automobilį, tai iš tikrųjų susivalgys tie kilovatų, jūs tiek daug neprigaminsite, bet visuomet galite turėti ir išorinę elektrinę, kai aš pats asmeniškai gyvenu mieste, bet turiu išorinę elektrinę ir jai galioja parama. Tai šiuolaikinės tos sistemos visos išmanusis namas, neišmanusis namas, tai viskas priklauso nuo dydžio piniginės. Bet įsivertinkit tokį vieną gerą dalyką, tai yra, ar tikrai naudosite. Nes dažnu atveju būna žmonės nenaudoja, suinvestuoja daug pinigų, nes turėtų būti valdymas gan simple, turėtų būti apšvietimas namo, tokių iš paprastesnių sistemų. Išmanusis namas palaikau, bet reikia, kad darytų profesionalai, duotų jums instrukciją, kaip ką naudoti, nes pačiam ten susigaudyti gali sumokėti pinigus ir nieko nenaudoti. Kas yra privaloma, tai šiai dienai jau rekuperacinė sistema yra privaloma. Čia paimsiu pavyzdį, kai seniau būdavo automobilis kondicionierius gerai ar blogai, dabar pas visus 99% kondicionieriai, tai su rekuperacijom irgi yra privaloma. Jeigu jūs nusprendėte daryti rekuperaciją, jinai turi įjungiat ir pamiršot, kad ją išjungti. Jinai turi visuomet suktis tik keičiat filtrus. Tada bus nauda ir efektas. Bet jeigu jūs galvojate, kad čia biškį pataupysiu, tai gal klausimas, ar jums iš vis tos reikia rekuperacijos. Nes rekuperacija tai yra orą paima iš lauko, sumaišo su vidaus oru ir tą pateikia jums šviežią, nereikia langų daryti.
Ir yra jau daug literatūros, daug specialistų pasikalbėjo apie tai. Tu atidaręs langą nesumaišysi taip oro, kaip sumaišo rekuperacija. Ten yra paskaičiuota, kiek kubatūros, kiek ištraukia, kiek paduoda ir labai svarbu, daug kas pamiršta, kad komfortiškai gyventi, tai yra susireguliuoti rekuperaciją. Neužtenka vien susimontuoti, pasidaryti difuzorius, o yra po viso ko daromas, atvažiuoja specialistas su specialiu aparatu ir jisai žiūri, miegamajam svetainiai skirtinga oro apykaita turi būti, skirtingai turi būti susimaišyta. Tai šitą visi pamiršta. Būtinai pradėjus gyventi, kvieskit specialistą, kad jums sureguliuotų jūsų rekuperaciją. Šitas pats, kas važiuoti su automobiliu ir neaišku kuro, kiek jisai ten ryja, ar reguliuotis ar nesireguliuoti.